Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Instrumentas, kurios skambesį atpažįstame iš pirmųjų garsų. Tylus, skaidrus ir švelnus kanklių skambėjimas yra toks artimas mūsų širdžiai. Gal todėl, kad nuo seno lydi lietuvių gyvenimą, skambėjo kaimo šokiuose ir per kalendorinės šventes, per svarbiausias gyvenimo apeigas, vakarojant šeimoje ar tiesiog vienatvėje, maldoje. Tai ne tik muzikos instrumentas, tai mūsų tautos atminties ir pasaulėjautos simbolis. Kiekvienas Lietuvos kraštas, kiekvienas regionas turėjo savitas kankles. Tačiau kartu su laiku keitėsi ir kanklės. Nedidelio 5 ar 7 stygų instrumento jau nebepakako naujoms melodijoms, todėl meistrai pailgino kankles ir pridėjo daugiau stygų. Kai kurie meistrai kankles dirbino su 2 stygomis. Ryškiausias 12 stygių kanklių centras buvo Aukštaitija, ypač Krekenavos, Panevėžio apylinkės, Kupiškio, Rokiškio, Biržų kraštas. Kankliavimas 2-stygiam kanklėm yra tokia labai vertinga gyva tradicija. Tai iš tikrųjų kartais jos vadinamos vėlyvosiom kanklėm arba vėlyva tradicija, bet tai tiesiog yra natūrali gyva tradicijos tąsa. Prisitaikymas prie 20 amžių įvykusių apskritai pokyčių Lietuvos mūsų visų gyvenime. Na, jeigu iki 20 amžiaus pradžios mes dar turėjome senasias 12 stygų kankles, tai 20 amžiaus pradžioj juk jau iš tradicinę šokių pasilinksminimų muziką labai greit ir labai stipriai įsiliejo armonikos ir akordeonai, kur tradicinėse kapelose kanklėms vietos jau kaip ir nebeliko, atsirado garsesni instrumentai. Na, o vis tiek to meto šviesuolių, to meto muzikalių žmonių dėka, juk jie tie patys grojo ir akordeonais, ir armonikomis, ir smuikavo, tačiau su kanklių skambesys vis tiek buvo mielas ir reikalingas. Tai kanklės išgyveno tokius pokyčius, kokius sąlygojo 20 amžiaus technologijos, juk ir įrankiai pasigaminti instrumentams jau buvo geresni ir klijai, ir visos kitos priemonės. Tad kanklės irgi šiek tiek išaugo, gavo kaip tuo metu madinga 2 stygas, bet jeigu kalbėti apie patį daiktą, jis pasikeitė. Pati tradicija, kanklės vis tiek išliko žmonių širdyse, mažiau pasilinksminimuose, mažiau šokių vakaruose. Tačiau vis ėmė burtis į ansamblius, įgavo truputėlį, vėl susirado savo kitą vietą savo buvimui, bet išliko. Ir netgi populiarėjo, būrėsi žmonės į ansamblius, mokėsi kankliuoti. Na ir vienas iš tokių pirmų ansamblių tai Stasio Rudžio ir Onos Rudienės suburti Krekenavos kanklininkai, kurie grojo Stasio Rudžio pagamintomis kanklėmis, o šiame ansamblyje dalyvavo daug žmonių ir viena iš jų buvo Kručų šeima. Žinomas kanklių meistras Stasys Rudys pats kūrė kankles ir tuo pat metu Krekenavoje subūrė kanklininkų ansamblį, kuriame ir grojo Stasė Kručaitė. Tačiau muzikali buvo visa Kručų šeima. Tad netruko išmokti kankliuoti ir jos jaunesni broliai Stanislovas ir Mykolas. Stanislovo dukra Elena ir anūkas Egidijus ir šiandien tęsia šeimos kankliavimo tradiciją, perimta iš tėvo ir senelio Stanislovo Kručo. Kručų šeima taip pat buvo viena iš tokių muzikalių šeimų, kur
visi šeimos nariai grojo, beveik visi turbūt grojo kokiais nors instrumentais ir šeimoje skambėjo ir armonika, ir akordeonas, ir klarnetas, ir smuikas, ir kontrabosas, ir buvo kaip tradicinė kapela, grodavo vestuvėse, įvairiuose šokių vakaruose. O kanklių muziką Stanislovas Kručas taip pat išsaugojo ir ekspedicijų metu iš jo buvo įrašyta kūrinių, kurie dar 90 metais buvo publikuoti ir šios kūrinius mokėsi kankliavo visa Lietuva. Ir labai džiaugiuosi, kad Egidijus perėmė šią tradiciją ir mes dabar galim gyvai išgirsti, kaip skambėjo jo senelio groti kūriniai. Senelio sesuo, reiškės, kaip jau sakiau, kai buvo jauna pana, ėjo pas Rudį į kanklių, įkurtą jo kanklių šitą ansamblį ir grojo su šitom kanklėm. Reiškės, ir kaip jau sakiau, senelis labai pavydėjo, irgi sėdėjo, žiūrėjo. Pirma jo meilė tai buvo smuikas, ar ne, čia yra jo antroji meilė kanklės, sėdėjo, žiūrėjo. Ir senelio sesuo, reiškės, irgi ten buvo visai kitokia grojimo technika, ne visai kitokia, o iš tiesų tai pirštuotė aišku ta pati, bet jie dar kažkaip atmušinėdavo to, ko mes neišmokom, matyt, senelis neišmoko iki galo, sesuo gal neparodė, bet dar ir yra toks pas mus, mūsų kankliavime, lietuviškam kankliavime yra toks atmušinėjimas dar, reiškės, stygų. Tai jinai mokėjo dar šitaip ir būtent toks buvo jos. O senelis, kaip sakiau, irgi taip savarankiškai sėdėdamas šalia sesers, reiškės, paprašęs, taip išmoko. Lygiai taip pat ir aš mokiausi, tai viskas prasideda nuo pirštuotės, reiškės, tiesiog parodo, kaip sudėti ir yra tokie paprasti kūrinėliai, nuo kurių visi pradeda, kur reikia labai mažai kilnoti pirštus, bet skamba nuostabiai ir iš karto tu gali groti melodiją, pavyzdžiui. Čia tik tai kelis sykius reikia perkelti pirštus ir jau esi kanklininkas. Reiškia, čia du gaideliai, tik tai ant kanklių. Tai yra visų išmoktas pirmasis kūrinys mūsų šeimoje, reiškia, nes būtent visi pradeda nuo šito, nes kilnojamas pirštų, tik tai toks, parodysiu, reiškia, ar ne, ir reikia perkelti kelis. Perkeliam. Tai žinokite, reiškės, visus anūkus, mano amžiaus jau anūkai, visus anūkus senelio paėmus, tai žinokit, šitą kūrinį mokėjo visi pagroti, absoliučiai. Tai būtent tradicija ir yra ta visuma, tai nėra tik instrumentas, tai nėra tik kūrinys, tai yra ir kaip, ir kur, kada grojama tas visas požiūris į instrumentą ir kankliavimo maniera, kuri yra tikrai kiekvieno muzikanto unikali. Ar bent jau kiekvienos vietovės, o dažnai ir kiekvienas muzikantas turi savo tokių manieros ypatumų. Ir štai mes turim dar vieną pavyzdį, iš tikrųjų iš natų to neįskaitysi. Iš šifruotės, iš įrašo dar galima, iš natų to neperduosi. Ir labai džiaugiuosi, kad Egidijus mums tą atnešė, perdavė. Liaudies muzikantas ir kanklininkas Stanislovas Kručas kankliuoti išmoko dar paauglystėje.
ir meilę šiam instrumentui išsaugojo visą gyvenimą. Tačiau buvo dar viena jo gyvenimo meilė – smuikas. Jam labai patiko, kaimynas buvo smuiką turėjo, smuikininkas. Jis grojo beveik profesionaliai. Tėtis pasitaupęs įsigijo smuikelį ir pradėjo džyrinti, kaip dėdė pasakodavo, kad tėvukai išvydavo, kad iš čia į daržinę eik ten ir džyrink. Žodžiu, jis pats pradėjo mokytis tuo smuiku. Ir tas, iš kur jisai mokydavosi iš to smuikininko, jisai, sakiau, buvo jau toks pusiau profesionalas. Tai buvo Pranas Daubaras toksai, kuris ir išmokė jau gerai, pradėjo pas jį mokytis tuo smuiku. Ir žinokit, gana gerai išmoko smuiku. Nes paskui vėliau aš pati jau kaip mokiausi muzikos mokykloje ir aukščiau šitą į Gruožę, tai tada aš jau įtariau, kad tėtis turėjo profesionalią klausą. Nes jisai girdėdavo jis galėdavo smuiką, jam nereikėdavo, jeigu žino, dabar turi paspausti, ten derint, dabar dar ir visokių atsirado instrumentų, žodžiu, tai jis pats jį susiderindavo ir kai pradėjo eiti į vakaruškas, iš viso tam kaime, žinokit, kažkaip buvo muzikantų. Buvo būgną susirado, jis tėtis pats susibūrė tada. Tas, kaip sakiau, smuikininkas, paskui vienas irgi giminė, iš mamos pusės jau giminė klarnetu grojo, tai jie visi eidavo į vakaruškas. O tas vakaruškas, tai žinot, kaip ir visi daržinėje, tai pas vieną, tai pas kitą, tai pas trečią. O mama labai gerai dainuodavo, be galo geras balsas buvo. Jinai negrojo nieko, bet labai gerai dainuodavo, ir būgną, aišku, ritmą jausdavo. Tai toks buvo tėtės tokia pradžia į muziką. Šviesios atminties Stanislavas Kručas gimė 1922 metais Mackonių kaime Krekenavos valsčiuje. Didžiąją gyvenimo dalį praleido Gėluvos kaime, Ariogalos seniūnijoje. Čia dirbo mechaniku, o greta kasdienio darbo gabus muzikantas subūrė ir kaimo kapelą, kurioje pats griežė smuiku. Tėvo pėdomis pasiekė ir dukra Elena. Baigusi muzikos mokslus chorvedybą, dirbti atvyko į Jonavą. Čia šalia kitų kolektyvų subūrė ir folkloro ansamblį Laduta, kuriam vadovavo 31 metus. Meilę muzikai paveldėjo iš tėtės, sako Elena Ževaitienė. Jis mane už rankytės jau nuo 6 metukų visur vesdavo kartu. Jis pradėjo mane mokyti kanklėm. Kiek ten tie mano piršteliai pajėgė prispausti, bet aš jau tais laikais mokiau. Paskui dar vieną labai gerai atsimenu, basetlę. Aš maža, pastatydavo ant kėdės, žodžiu, ir duodavo man, parodydavo, kaip spausti ir kaip pakeisti, svarbiausia, kaip akordą tą pakeisti. Tai jis man pagal dainelę net sukūrė, aš mergytė dar mažytė, ant vienos natos, paskui jau ant kitos myliu tetę ir mamytę. Tai šitas taip man yra išlikęs, žodžiu. Elena pasakoja, kad jos tėtis tikrai turėjo mokytojo pašaukimą. Gerai sutarė su vaikais ir puikiai jos mokė muzikavimo. Neprisimenu nesykio, kad senelis būtų pasodinęs ir sakęs grok. Ne karto. Kiekvieną sykį, reiškės, ir ne. Aš bandydavau atvirkščiai atimti iš senelio šitas kanklės, kai jis grodavo, duok man pamėginti. Reiškės, šitai va. Tai tik tai šitaip, ir turi žmonės mokytis. Egidijus iš senelio perėmė ne tik meilę muzikai, kankliavimo tradiciją, bet ir pašaukimą mokytojo darbui. Jis istorijos mokytojas, kurį su kanklėmis rankose galime pamatyti festivalių ar koncertų scenose.
Kai pakviečia, tai visą laiką stengiuosi, reiškia, sakau, grinai iš pagarbos seneliai, jeigu sąžiningai nelaikau iš savęs ten kažkokiu didžiu kanklininku, reiškia, ir kaip matot, ir klystu, ir tai ne tą stygą užkabinį, tai dar kažkas, tai nelaikau iš savęs ten kažkokiu didžiu kanklininku, reiškia, bet šiaip, o su muzika, tai kiek ten 30 metų turbūt ant scenos, nuo 7 metų mama, kai išsivedė ant scenos, reiškia, padainuoti, tai nuo 7 metų ant scenos. Daugiausiai dainuodavau, po to mama turėjo folkloro ansamblį, nepatikėsite, bet ten dar ir šokdavau. Buvau lieknesnis truputėlį, tai ten dar ir šokau, žodžiu, o dabar vat, labai dėsningai bažnyčios choras. Žeimių bažnyčios choras. Kručų šeimos kankliavimo tradiciją tęsė ir Egidijaus dukra Gertrūda. Tai dar viena kanklininkų karta. Na, o Stanislavas Kručas priklausė tai liaudies muzikantų kartai, kuri muzikavo ne dėl scenos ar aplodismentų. Kanklis jam buvo natūrali kasdienybės dalis, šeimos tradicija ir būdas išsaugoti tai, kas brangiausia. Jisai ir dainas kankliuodavo, ir giesmes savo pritardamas. Tėtis, tarp kitko, buvo labai tikintis, be galo tikintis. Jis net savo namuose, trobelį, pasidarė altorėlį, žodžiu. Ir jisai ten melsdavosi, o tadagi buvo tie tarybiniai laikai, vertė visus į partiją stoti, tai jis jokių būdų ir žodžiu, kai jam ten dar barė jį dėl to atseit altorėlio žvakės žybsi, liepė langus užsidaryti, kur tas altorėlis. Tai, ką mes pagrosime, tai bus toks pramoginis kankliavimas, tai, kas gegužinėse grojama ar taip toliau. Bet tikras jo kankliavimas, tai prasidėdavo visai kita, kai jisai atsisėsdavo prieš savo altorėlį, užsidarydavo duris ir galėdavo valandą kokią, reiškias, kankliuoti, groti, reiškias, groti ir giedoti. Reiškias, ir tai buvo kažkas daugiau negu grojimas, tai buvo malda. Ta prasme, jeigu trūksta žodžių pasakyti, bet aš girdėjau, kaip kanklės meldžiasi. Jisai atsisėsdavo, užsimerkdavo ir va taip, reiškias, jo toks grojimo būdas buvo, reiškias, ne meditacija, tikroji, ta meditacija nežiūrėdamas, reiškias, jisai jau grodavo, tai, aš dar tokią lygę tikrai, kai išeis į pensiją, tikėtina, kad pasieksiu, daug dievė, kad kanklės šitos išlaikytų. Egidijus visą tai matė leisdamas vasaras pas senelius ir vaikystėje, ir studijų metais. Net studentiškais laikais mano vasaros buvo panašios. Mano vasaros, ta prasme, aš grįždavau ir sėsdavau, reiškias, mes kartu su juo, reiškias, aš su šitom, jisai su šitom, reiškias, ir vienas kitam pagrodavom. Tik tai tiek, kad mama, aišku, daugiau su juo ir ypatingai, kai čia atsivežė, reiškias, praleisdavo laiko, tai ir tų kūrinių daugiau prisimena ir panašiai, o aš kadangi jau vis tiek, aš ten tik tai vasaras, o čia augau, tai ir tų kūrinių mažiau žinau ir maniera mano truputėlį kitokia. Šiuo metu Egidijus Živaitis groja senelio kanklimis. Jas senelis paveldėjo iš savo sesers ir grojo jomis iki gyvenimo pabaigos. Labai geras kanklis, sako Egidijus, Rudžio gamintos. Tačiau jis turi ir savo asmenines kankles, su kuriomis labai daug grota. Su seneliu ir mama kartu taip pat. Gaila, neturim nuotraukos, bet aš prisimenu bent jau porą sykių, tai tikrai visi tryse koncertuodavom, kas yra pakankamai sunku, nes matėt, ar ne, kiekvienas turi savo ritmą, savo grojimo manierą ir taip toliau, bet tikrai prisimenu, kad esam, reiškia, groja ir panašiai, tik tai instrumentas. Būna jau ateina laikas, reiškia, kad instrumentas jau paveda. Kanklis jau nugyveno savo gyvenimą, sako kanklininkas. Ir pasakoja istoriją, kaip jos pateko į jo rankas. Kai man sukako 18 metų, reiškia, pasikvietė abudu seneliai ir sako, mes turim tau dovaną. Nu, ko nori 18 metų bernas, ne?
Būsim atvirus, ja. Būsiu atviras, svajojau apie motociklą, nu gerai, tiek to mopedą. Žinau, kad seneliai nėra turtingi, reiškia, kad nors mopedą. O jie pasikviečia, reiškia, ir įteikia man kankles. Tai iš tiesų šitų kanklių tikrai nuostabus yra grožis, tai yra ne rūdžio darbo, tai yra lašo darbo kanklės, irgi gamintos tarpukariu, tikrai išmargintos, kaip matote, tikrai nuostabiais raštais ir iš tiesų ilgus metus dar buvo aš grojau šitom kanklėm, tik bėda tokia, kad jau yra įskilusi deka. Ir jau įtempti stygas nelabai galima, reiškias, jos jau pamažu baigė savo amžių ir bent jau kaip meno kūrinys, ar ne, tai tikrai būtent atliepiantis tarpukario va tokią dvasią, ar ne, su tais lietuviškais Gediminaičių stulpais, su mūsų tais nuostabiaisiais raštais, tai tikrai tokia, tikrai, aš, jeigu būsim atviri sąžiningi, tik dabar galiu įvertinti šitą dovaną, ar ne? Nors tuo laiku, kad ir gavau kanklės, man vis tiek labiau norėjusi motociklo, bet tik dabar galiu įvertinti, kokia tai buvo tikrai didžiulė dovana ir žinau, kad tikrai mokėta nemažai, arti 100 rublių, ar ne, o tai viso mėnesio atlyginimas tuo metu buvo, reiškės, ir štai kokia man buvo įteikta dovana 18 metų proga. Tai va, tai tos kanklės, reiškės, ir dar turime vienas kanklės rūdžio darbo, jos yra paprastesnės ir ten jau buvo grinai senelio kanklės, o po sesers mirties senelį perėjo va šitos nuostabios kanklės, 2 stygės, 16 stygų, bet dar kiekviena styga turi dvigubą, yra, dėl to ir skambėjimas yra nuostabus ir tikrai garsus, reiškės, ir kaip jau sakiau, per kiek metų dar nesu matęs kanklių, kurios prilygtų šitoms kanklėms. Čia yra būtent senelio sesers, toj nuotraukoje, ar ne, apie kurią aš pasakojau, reiškia, sesuo būtent jas laiko ir su ta monograma, reiškia, Stasė Kručaitė, o senelio vardas buvo Stanislavas, tai net monograma tiko. Stanislavas Kručas, reiškia, ir jisai tas kankles jau po amžinatilsį sesers mirties prasivežė, žodžiu, ir taip pat jos pateko į mūsų šeimą. Kanklė šioje šeimoje skamba jau ne vieną dešimtmetį. Jų melodijose telpa patys gražiausi jausmai. Džiaugsmas, ilgesys, ramybė, o kiekviena melodija pasakoja vis kitą istoriją. Kasgi kanklės yra Elenai ir Egidijui? Tėtis, konkrečiai tėtis, nes jis mane pradėjo mokyti kanklėm ir kankliuodavau aš su juo kartu ir visą meilę muzikai, dainai, viskam aš perėmiau iš tėčio. Man kanklės, kaip pasakyti, tai yra šeima. Tai yra šeima, tai yra pirmiausiai, kaip jau sakiau, senelis, ar ne, tai yra šeimos dvasia visa, tai yra šeimos tikėjimas, tai yra praeitis visa, mano paauglystė su kanklėm, sakau, kiek prisimenu senelę su kanklėm ir lygiai taip pat, kaip paimi tą instrumentą, tai ta prasme, kaip čia pasakyti, kad nesubanalinti, ar ne, kad tu jauti ryšį su seneliu, ryšį su visa šeima savo, su visais tai žmonėmis, artimieji, kurie bandė groti, ir kurie groja, ir su mama, reiškia, sujungė, kadangi visi, kaip sakant, nuėjom būtent jo keliu ir sakau, labai pritrenkė, reiškia, tokie dalykai, kai, nu žiūrėkit, aš neprofesionalus muzikantas, ar ne, bet va mūsų šeimoje tokie dalykai ir mama jau nebegalinti groti, reiškia, bet pas mus iki šiol jie yra, nu tai yra šeimos dvasia. Tarpukario 12-stygės tapo bene populiariausių tradicinių kanklių tipų Aukštaitijoje. Dėl savo formos ir kai kurių iš suvalkietiškų kanklių perimtų puošybos elementų, jos laikomos modifikuotomis suvalkietiško tipų kanklėmis. Ir Egidijus sako, jog jį tai labai nustebino.
kai jau iš tiesų pradėjom domėtis, reiškia, ar ne, kad tikrai keista, kad suvalkietiškos kanklės jos vadinasi, nes mes ir žinojom šeimos istoriją, kad visi kilę nuo Krekenavos, reiškia, kada šeimos susitikimai Krekenavai būdavo, reiškia, žolinės atlaidai ir taip toliau, visi ten suvažiuodavo, pasižiūrėjau pavadinimą, suvalkietiškos kanklės kažkodėl tai, ar ne, tai tas buvo keistoka, bet, supranti, kaip grojimas pereina, reiškės, ar ne, nesvarbu, kuriai, tai kiek čia tos Lietuvos, ar ne, lygiai taip pat ir kanklės. Ir kas unikalu, kas man labiausiai patinka šitose kanklėse, ar ne, tai nėra mimikrija, tai nėra bandymas pakartoti tai, kas jau buvo, kaip tos mažos kanklės ir taip toliau. O čia būtent tarpukario, reiškės, kūrinys su savo tarpukario repertuaru visų, reiškės, ir panašiai. Etnologė kanklininkė Laura Lukenskienė sako, jog šios kanklės tikrai nėra suvalkietiškos. Tada žmonės irgi buvo šviesūs ir žinojo ir rinko ją informaciją, aš net neįsivaizduoju, kokiais būdais jie susipažindavo, susižinodavo vieni apie kitus ir tą informaciją gavo, bet Rudis susipažino su pranu Puskunigiu ir jis ėmėsi gaminti kankles pradžioje kaip prano Puskunigio, kaip suvalkietiškas, ten gal mažos detalės gal skiriasi, bet nedaug, o vėliau tas kanklės padidino, nes tiesiog tuo metu buvo taip mėgstama, buvo madinga jau ir Žemaitijoje, žiūrėkite, Abromavičių šeima irgi tuo pačiu laiku dvigubom stygom jau jų kanklės. Tiesiog, kaip dabar jaunimas sako, tais metais taip ėjo. Tokia buvo mada. Ir jis įdėjo dvigubas stygas, gamindavosi ir pavieniai žmonės savo, žinoma, vieni gamindavosi savo, kiti pirkdavo iš meistro. Ir šios kanklės būtent paplito Aukštaitijoje. Jos visiškai nepaplito Suvalkijoje, jomis negrojo ir netgi dabar man netaip jau seniai Veiveriuose siūlė, turėjo kažkaip, sako, ai čia mum atvežė giminaitė iš Kauno šias kanklės, sakė, pas jūs čia kankliuoja, tai gal jums reiks. O jie net nežino, ką daryti su tokiom kanklėm. Nes tiesiog ne jų. Va čia mes suprantam, kas tai yra tradicija, tos kanklės, ne jų. Jie jų neturi kur dėti. Žodžiu, jie skriaudžiai turi savo kankles ir tokiomis kankliuoja, ten yra jų tradicija, čia jau yra Aukštaitijos tradicija, čia juk Rudžiai, Krekenava, Juozas Lašas, Vėdasai, tose teritorijose. Aišku, tų kanklių atsirasdavo ir Žemaitijoje tokių yra rasta, bet tas toksai didžiulė ta banga, ta mada, būrimasis į ansamblius su šiomis kanklėmis, tai būtent Aukštaitijai charakteringa ir teisingai, nes nesvarbu, kad čia atnešti yra suvalkietiški tie, nes galbūt jau tos 9-stygės, 12-stygės kanklės jau buvo galbūt ir tuo metu ir nebežinomos Aukštaitijoje. Tai matomai žmonės jautė, kad čia kanklės tai yra lietuviška, tai yra sava. O vienas kitas elementas tiesiog nesudarė matyti esmės. Ir profesorius Algirdas Vyžintas labai teisingai, manau, jas įvardino, pavadindamas vėlyvosiom aukštaitiškom kanklėmis, nes Suvalkijoje jom negrojo. Tai yra tradicija, kad yra tas perdavimas. Ir būtent perdavimas ir prisitaikymas prie esamų aplinkybių, prie dabartinio gyvenimo, kai kanklės jau, kai vestuvėse, kai šokių vakaruose, jau akordeonas, harmonika, Yamaha, ten ir kiti instrumentai, kanklės vis tiek žmonėm buvo tiek reikalingos ir surado savo vietą, kaip išlikti. Ir juk dar 1996 maždaug metais Panevėžyje dar susikūrė tokių kanklininkų ansamblis Sigutė. Dar tokių iš tradicijos, ne muzikos mokykloje, ne kultūros namuose, kur nors, o tiesiog grinai iš tradicijos. Iš tų žmonių, kurie turėjo perėmę tą tradiciją gyvai iš ankstesnių kanklininkų. Tai čia yra ta mūsų tradicija. Nuostabu, kad taip sparčiai keičiantis mūsų gyvenimui, kanklių tradicija neišnyko. Ji gyva. Ir bus gyva tol, kol randasi žmonių, kurie nori groti, klausytis, mokytis ir perduoti šį skambesį toliau.
Kaip kadaise Stanislovas Kručas kankliuoti mokėsi iš savo sesers, kaip kankliuoti mokė savo anūkus, taip ir šiandien tradicija perdodama iš žmogaus žmogui. Ne tik per natas ar įrašus, bet ir per gyvą bendravimą, bendrą muzikavimą ir meilę savo kultūrai. Būtent taip gimsta gyvasis paveldas, kuris skamba mūsų dienomis. Iš kartos į kartą.